Sveiki, vėl susitikę mūsų tinklalaidėje apie ekstremalias situacijas. Aš esu Mindaugas Kulbokas, pilietinio pasipriešinimo mokytojas, instruktorius. Ir šiandien mes kalbėsime apie šeimos evakuacijos pratybas. Atrodo, skamba labai baisiai evakuacija, šeima, mes galime pasimesti ir daug dalykų. Iš tikrųjų, kartais galim turėti labai nedaug laiko. Ar 5 minutės yra pakankamas laikas mūsų evakuacijai ir ką daryti, kai žinia ateis žaibo greičiu ir netikėtai. Įsivaizduokime situaciją, paskelbiama nepaprastoji padėtis, ryšio nėra, gaunate pranešimą evakuotis, ko gero mieste turėsim daug chaoso, jūs esate darbe, vaikai mokykloje, kiti šeimos nariai skirtingose vietose, ką darom per pirmas 5 minutės, koks mūsų planas ir kaip mes elgiamės šioj situacijai. Ko gero, iš fantastikos srities iškilęs klausimas, o kas jeigu? Ir kalbam ne apie teoriją, o kartais galim ir praktiškai pasibandyti, kaip tai suveiktų. Taigi, pirmas klausimas, kuris ateitų iš karto šeimai, ar mes turim planą? Ir tas klausimas nėra šiaip sau, nes tu neturi laiko kurti tą planą. Ir mes kalbam, kad planas turi būti sukurtas dar prieš nutinkant ekstremaliai situacijai. Planas turi būti sukurtas ir apie jį turi žinoti visi šeimos nariai. Planas, kuriuo mes turim vadovautis ir bazinis paruoštukas to plano turi žinomas būti visiems. Šeima turi veikti atlikdama kiekvienas narys savo užduotis. Tikslas yra aiškus – evakuotis. Kas ką daro, kas ką vykdo iš anksto sutartus veiksmus. Ir čia esminis momentas yra, kad mes turim pasitreniruoti. Ar gali būti, kad šeimoje įvyks savaitgalis be telefono, kuriame mes treniruosimės situaciją, ką darytume, jeigu mes esam be ryšio ir kaip mes vieni su kitais komunikuotume, kaip mes nebijotume išeiti be telefono į miestą, kaip mes susitartume sutartą valandą ir sutartą vietą ir susitiktume ir ar tai būtų mums iš tikrųjų ne per didelis iššūkis. Na pagalvokime, šiais laikais be telefono žmonės jau net ir 5 minutės negali būti, o čia pabandyti reikėtų visą savaitgalį. Ko gero, turėtume atsakymų, kad iš pirmo karto gal ir nepavyktų, bet yra turbūt bendruomenėje žmonių, kurie prisimena, kad kai neturėjo mobilių telefonų, kad vis tiek gyvenimas vyko, vis tiek gyvenimas nenutrūkdavo ir žmonės susitikdavo taip, kaip jie būdavo numatę iš anksto apsitarę ir nieko nenutikdavo. Taigi, klausimai, kuriuos mes turėtume užsiduoti ir judėti jais, esam skirtingose vietose, kur mes susitiksime. Ir ar mes susitikę iš skirtingų vietų sugebėsime sulaukti vienas kito. Kas pasiema vaikus? Kieno pareiga yra pasirūpinti automobiliu, kieno pareiga yra numatyti ir galbūt jau išvykimo krepšį parengtą pasimti, kas galėtų būti numatyta, o kas bus, jeigu mes pirmam taške nesusitiksim, ar yra rezerviniai taškai ir valandos aptartos, per kurias mes galėtume atsidurti tam rezerviniam taške. Kada pradedame evakuaciją? Nuo kada mes galvojam, kad ta evakuacija prasideda ir kada tas sutartas laikas jau pradeda visiems vienodai tiksėti. Tai nėra pesimistiniai mano pamastymai, tai yra iš tikrųjų šeimoje atsakomybių prisiėmimas. Ir vienas labai svarbus dalykas, kad per šitos mūsų įvardintus atsakomybės prisiėmimus mes išsidirbsime savo šeimos veikimo algoritmą. 5 minutės evakuacijai iš tikrųjų yra labai mažas laiko tarpas. Ir natūralu, kad užsiduokim klausimą,
ką mes turėtume padaryti per pirmasis 5 minutes ir ar mes nepulsim į paniką ir 5 minutes vien tik panikuosim. Labai svarbu, kad per tas pirmas 5 minutes mes neturim svarstyti apie planą. Mes jį turim besąlygiškai vykdyti ir jokių diskusijų ir dar palauk negali būti. Labai suprantam, kad tą susitarimą gali turėti 2 suaugę žmonės, o kaip su vaikais. Tai irgi turbūt dar vieno savaitgalio treniruotė, kai vaikai su tėvais gali žaidybinės situacijas turėti ir mes galėtume ieškoti pradžios sprendimo. Jokių dar palauk, jokių ne dabar, tiesiog gyvename tuo ritmu, kuris galėtų būti mums pritaikytas ekstremalioj situacijai. Pirmoji minutėje jokių palauk, keliaujam į sekantį laiko tarpą, antrą minutę ryšys tarp mūsų. Kaip mes jį palaikysim ir ar iš tikrųjų skambučiai tuo metu mums bus svarbus. Įsivaizduokim situaciją ir ko gero visai neseniai turėjom tokį vieną iš didesnių mitingų vienoj vietoj, virš 10 000 mobiliųjų vartotojų. Akivaizdu, kad kartais ir ryšys gali neatlaikyti. Taigi patarimas, jeigu mums reikia ryšio, negaiškime laiko laukdami, skambindami viens kitam ir sulaukdami atsakymo, kad abonentas nepasiekiamas, rašykime SMS žinutes. Parašėm žinutę ir jau padarėm šitą darbą, informavom artimuosius apie savo veiksmus. Informavom, kad mes vykdom susitarimą ir kad planas pradeda veikti. Jeigu kalbam apie kitą, ar nėra ryšio patvirtinimo, kad ta žinutė gauta, negalvojam apie tai. Iš tikrųjų, anksčiau ir vėliau ta žinutė pasieks adresatą ir bus visiems aišku, kad veikimo laikas jau prasidėjo. 3 minutė iš tikrųjų skirta judėjimui į savo užduotį. Kiekvienam šeimos plane turim nusimatę užduotis ir turim besąlygiškai jau pradėti tas užduotis vykdyti. Vienas galvoja apie savo užduotis, kitas apie kitas. Vykdom griežtai numatytus susitarimus ir keliaujam nuo užduoties prie užduoties. Labai svarbu pasirūpinti vaikais, labai svarbu pasirūpinti seniorais. Dokumentai, transportas, turbūt tie dalykai yra iš 3 minutės, kai mes turim tą užduotį įvykdyti. Kai kalbu dokumentai, įeina į juos ir grynieji pinigai. 4 minutė ir pagalvojimas apie savo tolimesnį laiką, kuriame mes būsime neapibrėžtai, tai mūsų kuprinė. Būtini daiktai joje, ar viską mes susidėję ir jeigu taip, tai mes tą minutę išnaudosim produktyviai tik pasimdami tą kuprinę ir keliaudami į sekančias savo užduotis. Kai kalbame apie kuprinę, nelaikas ją susidėti. 5 minutė mes išeiname. Išeiname į tą tikslą, kurį esam susitarę. Ir 5 minutė, jeigu turim planą 5 minučių, negali būti neišėjimo, net jeigu nesam įvykdę ankstesnių užduočių, nes mes taip susitarę esam. Ir tas besąlyginis vykdymas užduoties po užduoties galėtų atnešti patį geriausią sprendimą. Planas dažnai nenumato viso to, kas yra vėliau. Todėl laiką mes turim susiplanuoti labai aiškiai, tiksliai ir niekaip jo nepakeisti. Blogiausia, ką galim sukurti, laukti vienas kito ir prarasti visą laiką. Laukti ir tikėtis, kad mes čia kažkada susitiksime. Toks planas yra pasmerktas ir jūs galėsite jį iš tikrųjų turėti kaip nesėkmingą savo planą įgyvendinimą. Jeigu šeimos nariai yra skirtingose vietose, ne vienoje vietoje, kyla be galo kitos užduotis ir kiti iššūkiai. Būtų blogai, jeigu abu tėvai važiuotų į tą pačią mokyklą paimti vaikų.
Todėl čia tas susitarimas esminis yra, kas rūpinasi vaikais, kas rūpinasi kitais dalykais. Ir ta schema turi veikti betarpiškai. Vilniaus miesto gyventojai gali kartais net pabandyti ir tą chaoso ritmą pajausti vakare, kai yra, užsikimšę gatvės ir jūs jau pajausite tą truputį nerimo, o dievai aš jau vėluoju, o dievai aš jau nevykdau to plano, ką daryti. Taigi labai aiškus planas ir susitarimas iš anksto, kas pasiema vaikus, kas juda į kitos užduotis ir kaip mes žinom. Labai svarbus momentas yra, kad tėvai turi bendrauti su mokykla ir informuoti mokyklą, kas būtų jeigu ir kas galėtų tuos vaikus paimti. Nes nebūtinai tėtis ar mama galėtų vienas iš tėvų imti vaikus. O gal yra bendruomeniai, klasiai susitarimas, kad tie tėvai, kurie gyvena arčiau mokyklos, galėtų paimti su tėvų sutikimu ir jų vaiką ir saugiai išlaukti ilgesnį laiką jau saugioje aplinkoje. Mes kalbam apie ryšį su artimaisiais ir būtent su bendruomenė, kad mes galim turėti ne tik šeimos susitarimus, bet ir bendruomeninius susitarimus. Tik tai čia reikėtų informuoti ir pedagogus, kurie turėtų tuos susitarimus irgi žinoti. Natūralu, kad šituos visus mūsų teorinius modelius reikėtų pasitikrinti praktiškai. Reikėtų išsibandyti ir aptarimus pasidaryti po bandymų. Kaip mums sekėsi, kokius mes turim evakuavimo trikdžius, kokie mūsų būtų kiti galimi geresni variantai. Ir tik taip pasieksime patį geriausią rezultatą ir tik čia išvengsime galimai didžiausių savo klaidų. Jeigu kalbam apie didžiausias klaidas, dažniausiai jos kyla iš to, kad žinom teoriškai, kaip tai įvyks, bet nesam praktiškai pasibandę. Per ilgas laikas nuvykimo iki to, kad mes turim optimistinį susitarimą. Negavimas skambučio ir nesupratimas, ką toliau daryti, pasimetimas situacijai. Rūpinimasis vien tik daiktais, bet ne žmonėmis. Visa šita gali būti tai, kad užkerta mūsų sėkmei. Ir jeigu kalbam apie mūsų planą, kiekvienas planas turi turėti antrą gerą alternatyvą. Antrą alternatyvą, kuri leistų mums toliau veikti ir nesustoti. Ir čia esminis momentas yra, kad mums svarbu ne emociniškai veikti, mums svarbu iš tikrųjų veikti ir daryti techninius veiksmus tam, kad mes sugebėtume tą planą įgyvendinti. Ar šeima turi treniruotis ir ar tai yra baisu ir gąsdinant kitus? Atsakymas tikrai ne. Mes tą galim padaryti žaidimo formoje, mes tą galim turėti per keletą atskirų dalių, mes tą galim turėti 1-2 kartus per metus ir scenarijų pasirašymas gali būti įvairiausias. Nuo ryšio nebuvimo namuose ir bendravimo vien tik tai labai lokaliais ryšio kanalais. Nuo pratybų, kai vaikai ne namuose ir mes turime visi suvažiuoti į vieną tašką. Nuo to, kad imituoti, kas bus, jeigu vienas šeimos narys nepasiekiamas jokių ryšių. Ir visa tai galėtų įvykti ir realizuotis labai paprastom priemonėm. Nieko nereikia papildomai ruoštis, galim tik išnaudoti tai, ką mes turime šiandien dienai idealiausia. Be jokios abejonės, įvykus tokioms net ir lokalioms šeimos pratyboms reikia pasidaryti aptarimus. Pasiruoškit gardžius pietus, pasišnekėkite, kas ką darėte ne taip arba kas darėte dar geriau negu kad nusimatėte ir pasikoreguokite savo planus. Tik taip mes galim nueiti į patį idealiausią ir geriausią scenarijų. Taigi, jeigu žiūrėti į mūsų saugumą kaip piliečių,
mūsų šeimos saugumą, mūsų bendruomenės saugumą, mes turim iš tikrųjų kelti savo saugumo raštingumą. Ir ne tik teoriškai, bet ir praktiškai. Ir pabaigai visai norėčiau palinkėti jums turėti tą planą, nebijoti jį pasiskelbti savo artimiems žmonėms, kaimynams ir bendruomeniai, būti jį besąlygiškai įsibandžiusi įvairiom situacijom ir pasitikėti vieni kitais. Taigi tie, kurie taip bus pasirengę, turės iš tikrųjų didelį privalumą prieš tuos, kurie tas pirmas 5 minutės, kaip ankstesniam reportaže instruktorius sakė, sėdės, medituos ir galvos, ką čia daryti. Veikime greitai, čia ir dabar ir būkim pasiruošę. Ačiū, kad klausėte, iki kitų susitikimų. Su jumis buvo Mindaugas Kulbokas, pilietinio pasipriešinimo mokytojas. Iki.